Jie ir vėl geriausi. Klaipėdos universiteto robotų konstruktorių klubas Klaipėda University Robotics Club puikiai pasirodė Estijoje vykusioje Robotex 2013 varžybose. Jose dalyvavo Klaipėdos universiteto jūrų technikos fakulteto, pramonės elektrikos įrangos ir automatikos magistratūros pirmo kurso studentas Oleg Lijan ir šio fakulteto absolventas Martynas Lukas. Konkursas vyko Estijoje. Vadinasi Robotex 2013, su juo kartu vyko ir Baltic Robot Sumo, tai čia kasmetinės Pabaltijos šalių rungtynės. Kasmet keičiasi šalis, kurie vyks rungtynės, tai šiais metais buvo Estijoje, sekančiais metais kaip eilė ir Lietuvoje. Konkurse dalyvavo 3 kategorijų robotai – 3 kg, pusės kilogramo ir iRobot dulkių siurbliai. Konkurse pasirodė 280 robotų ir 36 mini sumo robotai. Turnyro nugalėtojai buvo apdovanoti įspūdingais prizais. Ir už kiekvieną prizinę vietą pirmą duodavo naują robotą siurblį, iRobot 770. Tai čia jis Lietuvoje kainuoja, kad tokį įsigyti 2,5 tūkstančių litų. Tai jeigu kas laimi, tai gali pasipelnyti, o kas gali pasilaikyti savo. Martynas labai norėjo laimėti, bet laimėjo antrą vietą, o už tai neduoda dulkių siurblio. Pasak varžybose dalyvavusio Martyno Luko, tokie konkursai yra svarbus, nes skatina jaunų žmonių mąstymą. Labai daug yra jaunų konstruotojų. Man nusimato labai šauni ateitis, nes auganti karta parodė tikrai labai įspūdingų rezultatų. Labai gerų robotų sukonstravę. Su tokiais laimėjimais vaikinai į Klaipėdą grįžta ne pirmą kartą. Dėl to dėstytojai ir aplinkiniai juos pasitinka itin džiugiai. Aišku, jie labai džiaugiasi ir labai didžiuojasi mumis, kadangi mes čia tokie aktyvūs ir skatinam kitus studentus užsiimti, nes šitas dalykas iš tikrųjų lavina studentų įgūdžius taikyti technologijas ir suprasti jas. Grįžę po varžybų, robotų konstruktoriai įgavo idėjų naujiems ateities darbams. Aš planuoju visai kitą kategoriją pereiti, konstruoti ne mini sumo robotukus, o konstruoti 3 kg robotus. Tai jau yra aukštesnė klasė ir žymiai daug brangiau kainuoja. Daug brangiau kainuoja. Nes šitie robotukai maždaug kainuoja pastatyti tokį robotą, konkrečiai šitą, apie iki 300 litų. O, sakykime, ten tą 3 kg ruošiantis Japonijai, tai galima išleisti iki 10 000 litų vienam robotui. Vaikinai savo veiklos baigti tikrai neketina ir planuoja ateityje sudalyvauti dar daugelyje kitų konkursų.